Laidą remia Fakto Auto. Naujausi Citroen modeliai, modernus dizainas, kasdienis praktiškumas ir net 8 metų arba 200 000 kilometrų garantija. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Dabar apie dvi naujienas, nuo kurių gamintojai uždangas nutraukė prieš keletą dienų. Pirmoji naujiena – 5 C klasės Mercedes-Benz karta. Šis modelis varomas tik elektra. Pasak gamintojo, nors yra elektromobilis, bet naujasis modelis pasižymi dizainu būdingų automobiliams su vidaus degimo varikliu. Pagrindiniai 5 kartos C klasės išvaizdos akcentai – apšviestos priekinės grotelės, kurios Mercedes teigimu leidžia išsiskirti iš kitų, bei liftbeko kėbulo tipas. Kitaip nei kampuotas sedano, nuožulnus bagažinės dangtis suteikia ne tik dinamiškesnį siluetą, bet sumažina ir oro pasipriešinimą. Viduje, kaip ir įprasta Mercedes-Benz, aukštos kokybės medžiagos, daug odos elementų ir naujausios technologijos. Išskirtinis interjero akcentas – milžiniškas skaitmeninis ekranas, kuris yra ir prietaisų skydelis ir centrinė konsolė sistemų valdymui. Šio ekrano plotis beveik 1 metras. Tik elektra varoma naujoji C klasė debiutuoja su 94,5 kWh talpos akumuliatoriumi ir 2 elektros varikliais kiekvienai ašiai, kurių bendras pajėgumas daugiau nei 480 arklio galių. Mercedes teigimu vieną įkrovą bus galima nuvažiuoti iki 760 km. Prognozuojama, kad pirmieji elektra varomo C klasės Mercedes-Benz modeliai pardavimų salonuose pasirodys antroje šių metų pusėje, o kai turėsime galimybę, jį būtinai išbandysime ir apžvelgsime laidoje. Kita naujiena – dar vienas elektromobilis – kompaktiškas Hyundai Ioniq 3. Šis modelis rinkoje turėtų konkuruoti su retro stiliaus Renault 5 bei Cupra Born. Subtiliai agresyvios išvaizdos nedidelis modelis nėra crossoveris, bet tai ir ne hatchbackas ar liftbackas. Hyundai teigimu Ioniq 3 yra naujos formos modelis, kurį galima vadinti Aero Hatch. Viduje saikingas sportiškumas suderintas su moderniomis technologijomis. Pagrindinė informacija vairuotojui pateikiama siaurame skaitmeniniame ekrane sumontuotame centrinės konsolės viršuje, o per vidurį automobilio sistemų valdymui skirtas 12,9 arba 14,6 colio skersmens lietimui jautrus ekranas su nauja programinė įranga. Ir Ioniq 3 taps pirmuoju modeliu, kuriame ji bus naudojama. Po ekranu bus keli fiziniai mygtukai. Hyundai teigimu toks prietaisų skydelių išdėstymas leidžia vairuotojui susikoncentruoti į vairavimą, bet esant poreikiui lengvai pasiekti reikiamas funkcijas. Šis elektromobilis varomas priekiniais ratais. Pirkėjai galės rinktis 42 ir 20 kWh akumuliatorių, kuris vieną įkrovą leis įveikti iki 344 km, arba 61 kWh talpos akumuliatorių, su kuriuo bus galima įveikti iki 500 km. Ioniq 3 kaina prasidės nuo 25 000 €, o pardavimų salonuose pirmieji modeliai turėtų pasirodyti šių metų rudenį.